Labadiena. Šiandien užsimsime labai rimto fakto įrodymu. Matematiškai įrodysime, ar Kalėdų senelis egzistuoja. Taigi išduosiu jums iš karto, kad mes įrodysime, kad Kalėdų senelis egzistuoja. Na ir tai yra teiginys. Jis gali įgyti dvi reikšmes. Teisingas teiginys arba klaidingas teiginys. Taip? Bet mes žinome vieną teiginį, kuris tikrai yra teisingas. 2 nelygu 1. Taip, jau tikrai bet kokio amžiaus žmogus pasakytų, kad 2 yra nelygu 1. Taigi teisingas teiginys. Na ir jeigu sudėsime šiuos 2 teiginius, Kalėdų senelis egzistuoja arba 2 nelygu 1, tikrai žinome, kad vienas iš šių teiginių yra teisingas. Taip, kadangi žinome, kad 2 nelygu 1, tai vienas iš šių teiginių yra teisingas. Dabar užsimsime šiek tiek matematikos. Tarkime, x yra lygu y. Taip, mes žinome, kad 2 kažkokie skaičiai yra lygus. Galime padauginti abi pusės iš x. Taip, x kvadratu bus lygu xy. Galime iš abiejų pusių atimti y kvadratą. X kvadratu minus y kvadratu yra lygu xy minus y kvadratu. Ką dabar galime padaryti? Pritaikyti formulės, kurias mokomės mokykloje. Žinome formulę, kad štai šitą reiškinį mes galime parašyti į x minus y padaugintą iš x plus y. Taip, turime šitą reikšmę. Ir dar čia galime iškelti y, gauname y, x minus y. Taip, abiejose pusėse gavome x minus y, suprastiname ir gauname, kad x plus y yra lygu y. Taigi, žinome, kad x yra lygu y, todėl galim vietoj y įstatyti x'us ir gauname 2x yra lygu x. Abi pusės padaliname iš x ir gauname, kad 2 yra lygu 1. Taigi, 2 nelygu 1 visgi yra klaidingas. Mes įrodome, kad 2 yra lygu 1. Kadangi žinome, kad vienas iš šių teiginių yra teisingas, arba Kalėdų senelis egzistuoja, arba 2 nelygu 1, šis yra klaidingas, tai įrodėme, kad Kalėdų senelis egzistuoja. Bet mano įrodyme slėpėsi šiokia tokia klasta, matematinė ir gana lengva žmogų, kuris neužsiima matematiką, taip apgauti. Mes padalinome abi pusės iš 0, nes x lygu y, atėmėm x minus y ir daliname abi pusės iš 0, dėl to gavome šiokią tokią apgaulę. Bet žadėjau įrodyti, kad Kalėdų senelis egzistuoja matematiškai. Mes žinome, kad skaičius 3 egzistuoja tam tikra prasme, ar ne? Mes negalime skaičiaus 3 pamatyti, paliesti, mes galime pamatyti 3 obuolius arba juos paliesti, bet skaičius 3 vis tiek egzistuoja tam tikra abstrakčia prasme. Taip pat ir Kalėdų senelis, mes negalime jo pamatyti, negalime jo paliesti, kartais galbūt negalime sutikti, bet jis taip pat egzistuoja tam tikra abstrakčia prasme, kaip ir skaičius 3.